Babtų kraštas tai mozaika. Kiekviena vietovė, kiekviena salė, kiekvienas kolektyvas yra tarsi mūsų atskira spalva. Ir mūsų darbas ne tik sutirštinti viską į vieną atspalvį, o leisti kiekvienai spalvai šviesti ir kartu sukurti paveikslą. Kai kalbame apie babtus, pirmiausia pagalvoju apie obuolį. Obuolys čia tai ne tik vaisius, jis simbolizuoja mūsų bendruomenės vaisingumą ir susitelkimą. Mūsų obuolinės tai ne tik mugė, tai identiteto šventė, kurioje atsiskleidžia skoniai, dainos, amatai, istorijos. Tai diena, kai pasijuntame vieningi. Bet kartu klausėme, ar šią šventę jau mato visas Kauno rajonas ir visa Lietuva, ar mes vis dar ją švenčiame tik tai savo soduose. Turime seną tradiciją, tai pučiamųjų orkestrą Algupys. Anksčiau rengdavome jiems renginius tokius paprastus, kurioje tiesiog scena, groja orkestras, publika klausosi. O šiandien mes bandom ieškoti naujų formų, derinam muziką su vizualiniais efektais, jungiam skirtingus žanrus. Ir tas eksperimentas ne visiems lengvai priimamas, bet būtent eksperimentuose gimsta nauja kultūra. Tai mūsų bandymas pasakyti, tradicija gali būti gyva ir šiuolaikinė. Sakysiu, 1, 2, 3, jūs pasakysite Algupys. 1, 2, 3, Algupys. Vandžioglos laisvalaikio salė. Ypatinga vieta. Čia susitinka lietuviškos, lenkiškos, žydiškos tradicijos. Maža laisvalaikio salė čia tampa tikru kultūriniu tiltu. Žmonės jaučiasi išgirsti, jie atranda savo vietą bendruomenėje. Ir tai yra stiprybė, kurios negali parodyti nei dideli skaičiai, nei statistika. Vandžiogaloje 2 metai sėkmingai organizuojam chorų šventę, kuri yra skirta tėvo dienai paminėti. Ir tai nėra tik tai koncertas, tai pagarba šeimai, pagarba kartoms. Tai ne tik muzika, tai mūsų identitetas, pagarba žmogui, šakni šeimoje ir bendrystė per dainą. Mūsų kolektyvai tai yra mūsų stiprioji pusė ir tai yra gyvoji atmintis. Jie dainuoja taip, kaip dainavo seneliai, šoka taip, kaip šoko jaunystėje. Bet kartu kyla klausimas, kaip perduoti jaunam žmogui, kuris gyvena visai kitame pasaulyje šiandieną. Čia ir slypi mūsų didžiausias iššūkis. Neišsaugoti tradiciją muziejuje, bet ją padaryti gyvą šiandien. Atvirai, ne visada mes galime aiškiai įvardinti, kas yra mūsų identitetas. Kartais jis išnyra tik renginio metu, kartais iš senos fotografijos ar iš žmogaus pasakojimo. Ir tai rodo, kad mes vis dar esam paieškose. Tai nėra blogai, tai mūsų kelionė. Bet kartu savęs klausiu, kodėl mums lengviau kartoti tai, kas jau buvo, nei kurti kažką naują. Gal todėl, kad kažkiek bijom, kad nebus nauja taip lengvai priimta. Mūsų vizija, kad Babtų kultūros centras taptų vieta, kur susitinka atmintis ir yra gyva kūryba. Kur folkloro ansamblis repetuoja šalia jaunimo roko grupės. Kur šventė nėra tik tai praeities kartojimas, bet laboratorija, kur gali gimti naujos idėjos ir nauji projektai. Stengiuosi, kad Babtų kultūros centras būtų vieta, kur susipina tradicijos su naujomis idėjomis. Mano darbas telkti žmonės, skatinti kūrybiškumą ir tai padėti mūsų kultūros centrui tapti išskirtiniu kultūros žemėlapyje. Mūsų darbas yra tikrai įspūdingas, pilnas ir visokių netikėtumų, ir nuotykių. Ir labai gerai atsimenu vieną atvejį, kai pas mus koncertavo Kamertono choras.
ir koncertavo perteikdamas jidiš dainas. Ir kai įvyko du dalykai. Prakiuro vamzdis, pradėjo visur plūsti vanduo. Nežinojom, ko griebtis ir reikėjo greitai viską čia ir dabar sutvarkyti ir bėgti į salę. Ir kitas dalykas, renginio metu labai buvo daug žiūrovų, važiuojamoji dalis užstatyta automobiliais ir pamatėme šviesas, gražias mėlynas šviesas. Ir mano pirma mintis, viešpatie, kokia puikia scenografija. Kalba eina apie getą, apie koncentracijų stovyklą ir net lauke matosi mėlynos šviesos, toks didelis efektas. Pasirodo, nepravažiavo gaisrinė ir turėjome labai gražiai perduoti renginio vedėjui informaciją, negazinant žmonių, kad reikia sutvarkyti eismą važiuojamoje dalyje. Ir mums puikiai pavyko. Tiesiog renginio vedėjas paskelbė 5 minučių pertrauką. Keičiasi žiūrovas, keičiasi laikmetis, keičiasi poreikiai, keičiasi reikalavimai. Dauguma problemų mano darbe, mūsų komandos darbe iškyla, aišku, dėl finansavimo stokos. Orkestras Algupys turbūt išskirtinis yra Kauno rajone tuom, kad jis yra vienintelis ir aplamai saviveiklinių suaugusių žmonių orkestrų Lietuvoje taip pat yra labai nedaug. Šiuo metu orkestre groja apie 25 žmonės, iš jų yra 2 moteris, plus dirigentė, taip pat kultūros centro direktorė. Diriguoja Eglė Patinskaitė. Kolektyvas gyvuoja 55 metus. Ir nuo 9 metų šitam kolektyve dalyvauju ir aš. Mūsų pasiekimai turbūt didžiausi būna tada, kada mes dalyvaujam kasmet Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose. Vienais metais pavyksta geriau, kitais prasčiau, bet daugumoje mes esame tarp prizininkų. Šiais metais laimėjom Grand Prix B kategorijoje, taip pat esam Grand Prix laimėję A kategorijoje ir šiuo metu jau esame tarp stipriausių kolektyvų C kategorijoje. Tai vienintelis Kauno rajono orkestro šokėjų kolektyvas. Merginos labai energingos, jaunatviškos. Didžiausias įsimintinas renginys tai buvo dainų šventė. Tai Vario Audros programa ir Dainų dienos programa. Labai smagu, kai merginos pačiam gale atsistoja, verkia, dėkoja tau, tiesiog trykšta geros emocijos. Tobulėjimas kolektyvo, skaitau, prasideda nuo vadovo seminarų lankymo. Tai didžiausias mūsų lūkestis yra lankytis visuose seminaruose, tada mes parsivežam naujų žinių ir jas stengiamės pateikti savom šokėjom.
Vykstame į koncertinės keliones ir į svečias šalis. Pastaruosius metus aplankėme ir Krokuvą, o štai pavasarį buvome Austrijoje, Vienoje, kur turėjom 2 koncertus, labai puikiame festivalyje sudalyvavome. Ir tikrai parsivežame labai daug įspūdžių, moteris labai laimingos ir patenkintos, nes parodo ir save, ir pamato kitų šalių chorus. Pas mus jau tradicija yra, jau kelis kartus įvyko Vandžiogaloje chorų festivalis, kur dalyvauja visi rajono chorai, bet taip pat kviečiamės ir iš kitų rajonų chorus. Ir būtinai pakviečiame kokį nors žymų Lietuvos dainininką. Šiemet tokiame festivalyje dalyvavo mūsų garsus dainininkas maestro Edmundas Seilius ir jo dukra Barbora. Esu moterų choro gynė koncertmeisterė. Iššūkiai darbe yra pagrindiniai derinimo iššūkiai, nes tai yra mano papildomas darbas ir noriu būti reikalinga ir galėti dalyvauti renginiuose, kada esu kultūros centrui reikalinga. Na, suderinti, kad renginiai nesidubliuotų, koncertai nesidubliuotų, tai turbūt pagrindinis mano iššūkis šiame darbe ir kitame darbe. Na, o kultūros centrui norėčiau palinkėti sulaukti ir 100-mečio jubiliejaus, organizuoti dar daugiau puikių renginių, puikių koncertų, edukacijų, mokymų, įvairiausių veiklų, kad Babtų miestelio žmonės jaustųsi esą šalia muzikos ir šalia kultūros. Mūsų ansamblis, jam jau neužilgo bus 40 metų, yra ypatingas tuo, kad jungia jau 3 kartas. Mano mama pradėjo lankyti su vienais pirmųjų, paskui aš įsitraukiau, o dabar jau ir mano vaikai ateina repeticijas. Tai aš tuo labai džiaugiuosi, didžiuojuosi. Kitas mūsų išskirtinumas galbūt yra tame, folkloro šito ansamblio Vierupė, kad, nežinau, čia dabar gausis kaip kad pasigiriu, bet kad aš esu vietinė vadovė, kad mano visos šaknis, visa mano istorija, praeitis, mano močiutė yra iš šitų kraštų, jinai man pasakojo šių vietų legendas, šių vietų dainas, šių vietų patarles, istorinius dalykus ir aš visą tai žinau, saugau, prisimenu ir bandau įtraukti į mūsų folkloro veiklą, į tai, kuo mes užsiemame ir dainuoti tas dainas. Ir taip pat pradėjom daryti žygius, tiesiog atsimenant ypatingas mūsų krašto vietas, kažkuo ypatingas, legendinės vietas, sakmėm apipintas vietas,
istorinės vietas. Tuomet dar vienas dalykas, kas man atrodo labai svarbu, manau, tai yra kiekvienam ansambly, bet galbūt kai kas į tai nelabai kreipia dėmesio, tai yra tam tikra terapinė folkloro pusė. Dainuok ir šok ilgiausius metus, koncertų žiūrovų tegul tau pribus, koncertų žiūrovų tegul tau pribus. 1, 2, 3, 4. Kapela Šventupis gyvuoja 28 metus ir jai nuo susikūrimo vadovauju aš. Šiuo metu yra 12 žmonių. Pasiekimų labai didelių gal ir neturim, bet kapela yra toks žanras, kad nebūna nei čempionatų, nei apžiūrų. 14 metais esam Duokim garo nugalėtojai. Tai čia mūsų didžiausias pasiekimas. Todėl ant šitų lauro dar ir po šiai dienai pristatant kapelą reikia mažiau grot, kadangi per pristatymą labai gražiai mus pristato, tai čia jau pusė darbo. Taigi pradėsime varžytuves, o burtai taip jau lėmė, kad pirmieji mūsų varžytuvių dalyviai iš Babtų Šventupis. Šventupis vadovas Jonas Girnius ir kaip pridera laidos pradžioje nuskambės maršas, tai bus maršas Žvenk žirgelis lankoj. Manyčiau, kad roką groja nedaug grupių ir mūsų tikslas tą groti seną tokį roką. Kaip, manyčiau, išlaikyti tas senasias tradicijas. Kitais metais sukanka mum, kaip grupė gyvuoja 40 metų. Tai dabar bandome dar išleisti 4. diską. Pradėjome jau dainas kaip ir turime. Reikia tik įgyvendinti. Vandžiogala yra nuostabus ir gražus miestelis. Jeigu žiūrėtume Kauno rajono seniūnijas, kurios įsidėščiusios palei Kauno marias, palei Nevėžį ar Nemuną, visos jos skiriasi. Čia praktiškai vien tik lygumos, pievos, laukai, bet šitas miestelis mena daugiau negu 640 metų. Išskirtinė tuo, kad čia gimė išskirtinės ir garsios asmenybės. Tai Česlovas Milošas, nors ir negimė šitame krašte, bet jo seneliai, jo protėviai gyveno čia, Vandžiogalos apylinkėse ir palaidoti mūsų bažnyčios šventoriuje. Taip pat noriu paminėti Aleksandrą Chmelevskį. Nepaprastai mums ryškus ir įdomus kaip žmogus, kaip asmenybė Jonas Martinaitis ir jo sūnus Antanas Martinaitis, kuris gimęs čia Vandžiogaloje, tai yra tapytojai, akvarelistai. Taip pat yra daug kitų asmenybių, į kurias mes
žvelgiame ir tai mums diktuoja išskirtinumą ir renginių sklaidą, tokia įdomesnių renginių organizavimą. Negalėčiau aš pasakyti, kad mūsų ansamblis yra labai kuom nors išskirtinis. Visi folkloro ansambliai turi labai daug ką bendro, o kažkokį tai savitumą, aišku, kiekvienam ansambliui suteikia jo dalyviai, tie žmonės, kurie ateina. Ir net jeigu tą pačią dainą dainuotų vienas ansamblis ir kitas ansamblis, ta daina gali skambėti kitą kartą nelabai net ir panašiai, gal ir sunkiai atpažįstamai, kad tai ta pati daina. Tai daugiau gal išskirtinumo turi mūsų tradicinė kapela. Tradicinėje kapeloje esame keturiese, tai yra 2 smuikai. Smuikininkas Jonas, kuriam jau virš 80 metų, aš pats irgi smuiku groju. Ir Petras arbonikierius ir Inesa su basetlė. Ir mūsų repertuarė tradicinė lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Ir grojame įvairiuose renginiuose, kur tik kviečia, kur tik mums išeina, stengiamės visur dalyvauti. Galim pasidžiaugti, kad šiais metais grojame ir tarptautinėme folkloro festivalyje Griežynė. Virpetukas tai yra jaunimo vaikų šokių kolektyvas, atstovaujantis Babtų kultūros centrą ir vienas ypatingas tuo, kad jau šoka. Myli tautinį šokį, puoselėja tautinį kostiumą, kultūrinę saviraišką, dalyvauja bendruomenės renginiuose, skatina kitus mylėti šokį, kolektyvinis bendravimas. Aišku, pats didžiausias įvykis buvo, tai 100-mečio Respublikinė dainų šokių šventė. Vaikams buvo pats pirmas kartas dainų šventėje sudalyvauti ir tuo pačiu 100-mečio šventį. Tai paliko nepaprastą įspūdį.